Gerą dieną. Kon jūs? Ką šiandieną? Vakar sakiau, kad nereikės naudoti priekabos išvertimo, nes, kaip matėt, tas štuceris ten gaidys kažkoks. O pasirodo, reikės. Tai, nežinau. Žodžiu, reikia kažkaip išsikrauti priekabą, važiuoti rulonus, parvežti vienai moteriškiai. Žadėjom karves varyti, bet taip išėjo, kad nevarysim, nes jau turim 1 valandą. Aparatai spuliavo, žodžiu, nuo senatvės. Vežėm taisyti Tauragę. Tai parsivežėm dabar. Ir reikia dar eistėtis ten bulvių kasamą tvarkyti. Aparatų vamsduką reikia išvalyti, kad vakuumas geresnis būtų. Tai žodžiu, o aš tada važiuočiau rulonų vežti. Tenais tų. Ir viskas. Reikia dar pasiskambyti, priekabą išsikrauti, žnyplės persikabinti, saliarkus užsipilti. Žodžiu, visokių šūdų. Ir gal vakare važiuosim kult. Ne galo tikriausiai. Atrodo, šiaip visai nieko oras. Tarpais vėjukas užeina, tai džiovos kaip ir normaliai, kaip ir užtenka. Kas čia Dubairiai? Gal gazo per mažai padariau? Belarus. Kaip patogiai. Gali ir iš lauko, ir iš vidaus. O, vaikinė. Sakė paimti 43 rulonus. Nu, 5 aukštais sukrovus gal ir tilptų. Bet tiek nekrausim. Jisai 8 rulonų neturi jėgos patraukti. Tokio lauko. Sveiki gyvi dar kartą. Ką? Pasiruošiau, varom atsikabinsim žnyplės, užsikabinsim paletinės šakės kaimyno paimsim. Ir lauksim skambučio kombaino, kada važiuosim kult. Reiks saliarką susikalt, nes būsiu išdeginti.
dar spėsiu iki miesto nulėkti greitai. Parsivežiau tas paletinis šakis, užsikabinau priekabą dabar. Palauksim skambutę, kada važiuosim. Dabar nežinau, dilema yra daryti šiaudus, nedaryti šiaudų. Jeigu daryti šiaudus ir supresavus man reikės vėl su mėšlo šakėm važiuoti juos surinkinėt, tai eikite jūs patyrėsiu kur. Bet jeigu supresuotų, bet vėl, jeigu reikės vežti, kaip ir norėčiau važiuoti skust. Bet tai pala, ką man skubėt, jeigu aš sugalvojau sėti žolę su vikiais. Jo, bijau rizikuoti, nežinau, koksai bus rugsėjis, nes jeigu jisai bus šaltas, aš pralošiu. Kitas dalykas, jeigu pasėsiu tik tai žolę, aš pavasarį dar, taip nelabai turėsiu to derliaus. O pasėjęs pavasarį vikių ir avižų mišinį ir jį įsėjus tą 21 tą žolės mišinį, tada būtų visai nieko. Vikius pjaut, kai pradeda žydėt, tada būtų liuks pašaras ir tada dar būtų galima nusipjauti tą antrą žolę. Tai man reikia dar tada per žiemą susirasti dobilų sėklą, nes aš dobilus turiu pasėti naumiestį. tą hektarą 7. Gal nereikia hektarą 7, gal pusę užtenka. Reikia pasidomėti šito klausimu, bet žinau, kad turiu pasėti. Tai... nežinau. Tikriausiai gerai sugalvojau. Neįsivaizduoju, nes pas mane kiekvienu kartu vis kažkokia nauja idėja atsiranda, kaip čia padaryti paprasčiau ir efektyviau, nes kadangi tų pievų turim labai mažai ir norisi iš to mažo iš mažo kiekio, iš mažo ploto išgauti kuo geresnį derlių. Faktas, jo taip neišgausi, jeigu nekalkinsi, bet jo, moteris už vairo važinėja graviais, maladės. Ir žodžiu, jeigu nekalkinsim, neišgausim, bet bent jau kažkaip. Mėšlo daug dažam, tai kažką duodam. Išgerkime už sąskaitą faktūrą. Praeitą kartą Saliarką kaip pirkau. Nepasiėmiau sąskaitos faktūros. Reikia užsirišti maišus, kad nebūtų kaip praeitą kartą. Laukas tai šiaip neblogai atrodo. Taip sugalvojom, kad nereikia čia man. Reikia biškį duoti žemėj kažką.
dabar geriau biškį pasiruošę ir šakes turim. Ir maišus išsirišom. Viskas, žodžiu, taip turėtų būti iš tikrųjų. Plotis kaip tik. Išsiknisusios jau urvus. Naubus samagoną. Ekologiškai virsim, tai niekam nesakyti. Ekologiškai maistas. Kažkaip, kai buvo dar toj vaškiniai stadijai vadinamai, tai aukštesnė atrodė, dabar kažkokie Pagulė. nu, bet ir išretėję jie man kažkaip. Jo, ana buvo geresnė. Tai retesnė. Bet ir varpas. Nu, dėkim grubiai 4 tonus iš hektaro 70. Kombainiorius sakė, šita pusė lauko buvo tikrai, nu ir pats sėdėjau, mačiau tikrai chujova, bloga, o visa kita kaip ir gerai, ana pusė. Tai, ką žinau, nu, geriau nei nieko. Reikia dabar bortą, nu tai va, 4 dideli ir vienas va toksai labai nedaug. Kaip šnypščia katukas. Nu va, viskas. Čia, šiandien darbai baigti, parsivežu šitą namo ir į dušą miegot. Tai jokių čia video montavimo nieko. Apseisit. Labas rytas. Žinokit, užsidėjęs šitą megztinį numėčiau skalbt, nes vakar nuo tų grūdų biškį išsidulkino jisai. Užsidėjau kitą megztinį, bet ne,
neįmanoma, be kijočių megztinio būt lauke neįmanoma, ypač kai jau rudenyje. Nes vėsų, žinokit, vėsų. Naktį normaliai papylė, tai labai laimingas atsikėliau, kad truputį ilgiau pamiegojau. Tai gerai, kad vakar nusikūlė, nes dabar vėl 5 dienas rodo lietų. Tokį va nepastovų, bet tarpais, tai nebūtų ten išdžiūvę tie grūdai. O žodžiu, viską susitvarkim, dar vakar vandenį reikėjo viršiukam nusivežti, tai žodžiu, visokių tokių darbų. Tai ką čia, šiandien važiuosim persivaryti, reikia karvės į kitą ganyklą, nes jos čia neturi jau ką ėst, o gerai būtų, kad nuėstų tenai tą trikampį, kaip ir sakiau, mes jį sulėkščiuosim, išdirbsim, aparsim ir pasėsim, dalį pasėsim rugiais, o kitą dalį pasėsim avižom. Kadangi dabar yra rugpjūčio 22 diena, tai nenoriu padaryti tos pačios klaidos, kad aparsiu, sakykim, laukus ir pavasarį, kai ten, kur sėsiu žolę, pavasarį bus daug piktžolių priaugę ant arimo, tai neskubėsiu dirbti. Aišku, reiktų susiskust, palikt biškį, tada mėšlą, bet neskubėt. Tada prisikabinau, dabar reikėtų eiti į vidų pasikelt. O čia va, pykšt ir viskas. Mandras aš. Ir ką jūs man? Važiuosim gyvuliukus parsivežti. Tiksliau išvežti. Labas vakaras. Pipinė nereikia. Norėjau karvakam papyti. Pareina žus prie žolas. Oi, farmaus visas, aišku. Nereikia jom nei sakyti nieko. Jos pačios žino, kas čia vyksta. Priekabą pamačiusios jau bliauna. Žino gerai, biški gyvulius taip pirmais kartais labai sunku buvo įvaryti į tą gardą. Dabar jau jom dzin. Sueina didžioji dalis pačius. Kartais rišam, kartais nerišam, taip suvarom, bet kai neriši, tada balaganas būna, nes pradeda badytis, tai nesąmonė. Ateik, ką parodysiu. Ateik, sakau. A kur čia tu? Eik. Sukis. Gerai. Tėtis išvarė su traktorium, aš sugalvojau važiuoti su mašina. Nes reikia piemenį iš karto nusivežti. Oh baby, she moves. Čia reikia piemenį pajungt dabar. Sustojam. Citroenų jau nebereikia spaus ankabų, žinokit, kad perjungt pavarą. Čia jau viskas vyksta automatiškai, jungiai iš karto be sankabos ir važiuoju. Nereikia čia nieko nei laukti, nei mąstyti. Čia viskas vyksta labai taip, kaip čia pasakyti jums dabar, žodžiu, naujoviškai. O taip panorėjau pasakyti. Susitikom netikėtai. Nebesusitiksim niekada. Čioški, nepaslyski.
nebandot išeiti. Jos visą laiką būna tenai, arba kai būna prie namų, viskas tvarkoj, idealios karvutės. Neišeis, bet tik atsivaro į šitą pusę, vat, ir davai va tenai. Link naumiščių. Pasiduoda visus. Nu, tikėkimės, gal nebus šį kartą taip. Dabar važiuojam pasimti iš namų brezentą, nes Andriukui ant grūdų lyja. Oi. Kanto. Skanu? Skanu. Oi. Žmogui grūdai sulis ir reikia lėkt greičiau. Paėmiau brezentą. Nevežkit grūdų be brezentų. Su tokiais orais, tai čia žinokit, gali labai greit prisidirbti. Nu jo, jau ten paviršius bus jam sudrėkis. Liuks. Girdėjau, yra tokių būtybių, kurios nori pasikesinti į mano grūdus ir viską išnešti po biškiuką. Tai aš jam padarysiu siurprizą, kad nedarytų taip. Susiviniuoja manatkės. Reikia nusitempti į aną lauką. Aikštelę. Oi. Nu ką, viso šiandienai, aš manau, daugiau aš jums kažko labai nebeparodysiu, nes orai, kaip matot patys, o dabar saulė šviečia, toj kur čia kažkoks debesis rodė turi pareit, užpils vėl lietaus ir viskas. Taip ir baigsis dienelė. Ačiū, kad žiūrėjo dar vieną video ir iki sekančių kartų. Gal jau sekantis video bus šiek tiek įdomesnis. Niekas nežino. Čiau.